Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną sekmadienis, birželio 15 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai pradėsiu dieną nuo klausimėlio palikto pas mane po vienu iš šitų video. Tai žiūrovas paliko klausimėlį. Sakiau, kad palikit klausimus arba po YouTube, arba Telegram chat'e, jeigu klausimas toks didesnis, platesnis. Pašnekėsiu apie tai sekančiam video, jeigu trumpas klausimėlis, galiu jį atsakyti raštu. Bet vienaip ar kitaip atsakau visus klausimus, aišku, nesu visų indeksų ir visų koinų ir visų tradinimo būdų ekspertas, tai kai kur ta mano nuomonė gal neturi tokio didelio svorio. Bet vis tiek pasidalinsiu ją ir jau jums verta, ar jums spręsti, ar reiktų ją atsižvelgti ar ne. Taip, tai klausimas. Sveikas, gal teko naudotis CBBI indeksu, gaudant apačiai ir viršų BTC kainos? Jei taip, gal galėtum aptarti jį, kiek tai aktualu laikant spotę? Ieškojau, kas yra CBBI indeksas, tai trading view jo nėra. Šiaip mano visa filosofija, kad jeigu to dalyko nėra trading view ir, sakyčiau, technical stabė, tai čia yra tie pagrindiniai trading view base indikatoriai. Tai yra plius minus daugiau arba labiau triukšmas tada, čia gali matyti, kad yra prikodinta milijonas visokių tų indikatorių. Ar jie iš tikrųjų turi kažkokios pagalbos, toks kvestionuojamas dalykas. Tai, sakyčiau, kad čia gali būti greičiausiai tiesiog papildomas triukšmas, kuo daugiau indikatorių, kuo labiau nesimato žvakių, tiesiog papildomas triukšmas. Pats, aišku, naudoju savo susikodintus indikatorius, bet tai yra, tiesiog kažkokia tai, kombinacija, viena iš šitų indikatorių, base indikatorių kombinacija ir nieko super ypatingo nėra. Tai yra daug, kas yra CBBI indeksas internete. Tai yra šitas dalykas. Pirmą sykį dabar apie jį išgirdau ir net nesuprantu, kaip jo naudotis ir tikrai jo nesinaudoju. Nesakau, kad jis blogas ar geras, tiesiog neturiu apie jį jokios nuomonės, nes tik tais dabar apie jį sužinojau. Tai reiktų gal pasiieškoti. Neturiu, ta prasme, kompetencijų atsakyti šitą klausimą. Bet asmeniškai nenaudoju. Ir visai sėkmingai treidinu high time frame spot'e be jo. Tai turbūt jisai nėra labai reikalingas, bet tikrai nesakau, kad negalima jo naudotis, gal jisai kažkiek ir padeda. Kitas klausimas būtų, kiek verta žvalgytis į tokius koinus kaip Kusama ir Dotas? Pažiūrėkim, kas yra Kusama. Kusama USDT. USD, pabandom rasti kokį ilgą čartą. Pirmas iki girdžiu apie šį koiną, visiškose dugnuose. Ir būsiu ištrynęs ten tą žinutę, man rodos netyčia. Kusama Dotas techninė analizė atrodo prastai šiuo metu, bet planuojami ne vienas update rimtas, skaitant naujienas būsimas atrodo, tai gali būti naujas eterio lygio koinas kelerių metų bėgyje. Ar tai gali pušinti jos aukštai, prasidės alt season, ar tiesiog dead koinai. Vėlgi mano filosofija, nežiūriu aš į jokias naujienas ir jau milijonas koinų sakė, kad bus eterio lygio koinas kelerių metų bėgyje ir realiai vieninteliam koinui, kuriam pavyko turbūt Solana. Ar tai bus nauja Solana, gal, sakau. Apie tai nuomonės neturiu, ar tai kažkiek padės ar nepadės. Galiu pažiūrėti čartą ir jau mačiau, kad Kusama tai tikrai iš čarto dead koinas. Čia nepilnas čartas. Kažkur čia buvo pilnesnis, čia, tarkim. Tikrai neįmanoma, kad jisai pasieks šitų aukštumų. Ta prasme, šiaip ant visų koinų
kas buvo nuo 2.21, realiai tik Solana vienintelis koinas, kur padarė over cycle naują high, tai na, sakyčiau, kad va, jūsų naujas chartas į šitą dalį galit net nežiūrėti, čia tai tikrai nesąmonė. Ir, na, iš to kaip atrodo, tai ne kažką, nežinau, nu gal jis ir gali paliekti, vat kažkas tokio, tai jo, gal ir gali būti. Bet šiaip tai tikrai nepirkčiau tokių koinų ir tikrai juos neinvestuočiau. Na, vėlgi mano filosofija, arba BTC, arba Monero, viskas kitkas yra beverčiai koinai ir juos nebent labai short terme patreidinti ir po to įsisvapinti atgal į BTC arba Monero. Tai. Na, turbūt pagal šitą strategiją jį tikrai galima treidinti, na, vat, kad ir čia, ne, būtum gavęs pirmą entry, būtum gavęs čia, gan žemai, čia būtum nusimetęs, būtum palaukęs breakouto, čia būtum iššokęs, radinės momentumą. Čia būtum kažkur arba čia vėl pardavęs, na, čia flipino raudonai, čia būtum vėl iššokęs, čia būtum vėl pardavęs. Tai, na, ta prasme, patreidinti galima. Ar jį taip, na, šiaip apskritai jie nieką nepatarčiau, tiesiog taip pirkti ir be jokio plano, be jokios strategijos pirkti, na, tikrai yra nesąmonė, bet, nu va, galima buvo čia iššokti ant žalių bensų, čia va davė exitą, vėl raudoni. Na, va, vėl čia gal, na, čia šitoje vietoje turbūt buvo losai, bet, na, iš esmės įtreidinti galima. Tai bet ką galima treidinti, jeigu turi strategiją, tai čia problemos nėra, bet šiaip tikrai long term neinvestuočiau į tokius koinus. Na, dotas jis turbūt šneka apie dot up, kas, na, irgi, na, visiška, nu, dotai tai visiška šiukšlė, prasme. Padarytas naujas lowest low nuo visų labiausių low. Ta prasme, nu, okei, šitą vietą galim nežiūrėti. Nu, nežinau, čia tai irgi nėra apie ką šnekėti. Treidinti jo turbūt galima, bet ar verta, tai nežinau. Aš tai treidinu BTC. Koks tolkas treidinti kažkokius mirusius koinus, kai galima treidinti BTC. BTC, Etheris, Solana, nu, va, 3 koinai, kurios galima treidinti. Nu, ne 3, turiu aš čia daugiau tų koinų. Etheris, BNB, toks ant klaustuko. BNB, nežinau ar treidinčiau, bet užmesti į akį vis tiek įdomu, nes, na, didžiausias exchange'as, ne, rimčiausias exchange'o koinas, viską valdo vėlsai. Na, va, hypą tikrai treidinčiau ir tikrai žiūrėsim, kaip čia įsivartys. Tai, na, buvo bandymas įsibrikautinti, dabar, kadangi marketas vykti, greičiau grįš atgal. Greičiausiai bensai crossinsis raudonai, prasidės kažkoks consolidationas, jeigu nesubirės čia visiškai į nulį, kitas bensų crossas žaliai, tai tikrai aš jame sėdėsiu ir tikrai mėginsiu nuraidyti antrą hypą. Kas čia dar pas mane, na, Pepe irgi, na, nežinau, ar treidinčiau būtent dabar, gal nuo žemiau, nuo bear marketo kažkur, bet taip. Visi į akį užmetu. Na, Monero tikrai treidinsiu. Tai Monero net nesikrausiu, kur mes esam ir kada mes esam. Kitas iki, kai bensai flipins žaliai, aš sėdėsiu Monero. Na, šitas koinas. Galvojau šokt, galėjau šokt, žiūriu breakoutinas ir, na, įdomiai, visas marketas vyko, vienintelis koinas. Lekia neblogai. Buvau gavęs entry. Šiaip, galėjau iššokti dabar jau. Nu, jau per vėlų. Buvau čia gavęs entry ir galvojau, šokt, nešokt. Reikėjo biškį pagamblinti. Tai, va, dabar jau sėdėčiau geram breakoutą, na ir čia greičiausiai trendo continuationas, na, bet jau per vėlų. Solana, na, irgi Solana tikrai domins nuo daug žemiau. Vėlgi kažkuriam video jau dariau. Visą analizę. Na, čia vėlgi priklauso nuo BTC. Jeigu BTC sugebės išsilaikyti kažkur, na, čia ir nesukrysti visiškai iki naujų laus, tai, na, gal ir Solana sugebės išlaikyti tą bent jau 100, gal greit padypinti žemiau 100, bet at some point, manau, vis tiek prasidės tas gilesnis bear marketas.
Ir na kažkaip man sunku tikėtis, kad čia tiesiog Solana paliks tokį gapą. Manau, kad jis at some point vis tiek bus įfilintas. Gal reikalingas tik dar vienas, gal bus dar vienas tas last pušas. Solana ten į kokių 2 PM. Ir tada taip, ir tada jau į gilų bear marketą. Naują accumulationą, na ir kažkada tolimoje ateityje gal bus taip. Litecoinas, na irgi šiukšlė iš tikrųjų su į šiukšlę, apų vien dėl mimo, bet gan silpnas. Na ir viso, realiai nėra čia daugiau tų coinų. Visas kitkas šiukšlė, tai taip apie altcoinus. Tai įduot tikrai irgi nežiūrėčiau long term investavimui. Nesąmonė. Taip, pereikim prie dienos analizės. Turėjau šiandien, na, pirmą longą po šito longo, ne, po šitos dalies. Čia 2 sykius rejectino visiškai bensus mano. Atsimušė 2 sykius nuo raudonų, dabar buvo pirmas bandymas, tai na toks mini bandymas įsibreikautint, gavau long signalą, aišku, čia buvo losas, tai na obvious, 15% win rate'as, tai dar tikėčiausi gal dar vieno loso, gal dar vieno loso, ir gal dar vieno loso, ir gal tik 5 bandymas koksai įsibreikautins ir bus vynas. Na, čia vėlgi tas bullish scenarijus, kažkaip labiau būčiau linkęs, kad greičiausiai pradėsim kryst. Ir šitą liquidity mes susirinksim ir na tada jau vėlgi domins reakcija nuo čia. Pirma reakcija buvo labai stipri, kokiagi bus antra reakcija. Tai na tikėčiausi, na nesitikėčiau, bet vėlgi pagal mano tą krentančio, tokio kaip krentančio channelio planą, tai na turėtų būti gan stipri reakcija vėl. Iki tiek, kad čiut nenormiai vėl sakys, kad bullrunas prasideda. Ir tada vėl viskas sukrys. Na, tai toks tas ir prasekšinas. Tai vis dar aišku lieku tos teorijos, kad na taip ir bus. Na ir vėlgi sakau, jeigu nebus nuo čia reakcijos, jeigu bus tik kažkokia tai silpna ir sukrysim 100 kiaurai, na tai tada jau manau kitas bandymas prapušint pro 100 tikrai duos resistance ir čia visai gali prasidėti downtrendas. Iki kažkurių iš šitų vienas levelis. Iki 0.75 levelio, sakyčiau. Va, antras levelis. Na, kažkur į šitą zoną. Čia jau tada tikėčiausi kažkokio tai bandymo įsibotamint. Kažkokios tai reakcijos. Na, ir jeigu bus pamesta šita zona, tai tada na obvious lows. Ir na, bet čia jau toks labai tragiškas scenarijus kažkaip. Nes nenorėčiau tikėtis, kad, na, ta prasme, man tai nesvarbu, jeigu tai bus, tai bus. Tai aš jau senai būsiu išlindęs iš marketo ir jau senai sėdėsiu cash'e ir trinsiu rankom čia kažkada pirkti už tokias kainas, bet atsakai gausiu entry, bet šiaip, na, nesitikėčiau, kad tai būtų. Manau, kad, na, žemiausiai iki kur gali kristi turbūt čia. Ir, na, čia tikrai turėtų susiformuoti kažkoks botomas. Na, vėlgi, tikrai neatmetu tokios galimybės, kad gali būti išsvypintas ir šitas low. Ir, na, vis tiek, bet at some point turėtų kažkur čia susiformuoti botomas. Jau, vat, kad konkrečiai, va taip, tai, na, jau čia tikrai turėtų pradėti ten ant visų normių mėtyti tas atominės raketas, turbūt, kad čia taip atsitiktų. Na, tai čia betint ant tokio scenarijaus, manau, būtų neprotinga. Taip, jo, ir na, dėl to, kad jeigu mes esam šitam range, ne, tai yra, jeigu įvam, kad čia yra high time frame range'as, nuo čia iki čia, ne, tai na, išsvypinom šitą high, tai na, tikrai būtų realistiškai išsvypinti, grįžti ten, iš kur atėjom, išsvypinti lows ir po to vėl grįžti iš ten, iš kur atėjom. Na ir čia tasai toksai smaukimas gali užsitęsti daug ilgiau, negu kad jūs galvojat.
tas toksai high time frame range'as tikrai gali užsitęsti. Na ir tai nereiškia, kad tai blogai, tai reiškia visur čia mes gausim labai skanius trendus ir na, jeigu yra strategijos, kaip tos trendus tradinti, tai čia tikrai galima uždirbti. Bet tikrai gali būti ir taip, kad na, gan ilgą laiką užsitęsim ir užsisidėsim šitam high time frame range. Tai jo, toks video šiandieną. Kaip ir viską pašnekėjau, ką norėjau pašnekėti, na, low time frame nelabai kas keičiasi, laukiu close žemiau, daily close žemiau raudono moving average, na taip kaip čia viskas maukosi, manau, gal šiandien, na kitą savaitę turbūt jau turėtų užsiklausinti ir tada, na, mano longai pagal šitą sistemą jau nebeveiks ir tada kaip ir bent jau pagal šitos sistemos atžvilgių mes būsim downtrendę, tai yra, na, matot. Kaina aukščiau raudono uptrendas, kaina žemiau raudono downtrendas. Na čia tikėčiausi, kad va tokio price action'o čia, kur mes nukrysim žemiau, pakilsim aukščiau, nukrysim žemiau, pakilsim aukščiau. Tai yra tas būtų toks krentantis channelis, apie kurį aš kalbu. Na, o šiaip tai jo. Kaina aukščiau uptrendas, kaina žemiau downtrendas, aukščiau uptrendas, žemiau downtrendas. Tai na, tol, kol negavau confirmation'o, kad tai bus, tai na, bet kokią kainą žemiau aš skaitau kaip downtrendą. Jo, toks video šiandieną. Tie, kas mūsų žiūrit YouTube'ai, pereikite Telegramą, spauskit like, subscribe. Rašykit dar kažkokių savo idėjų, apie ką norit, kad pašnekėčiau. Vėlgi sakau, na, tikrai nesu visų galų ir visų indikatorių ir visų indeksų ir visų tradinimo būdų ekspertas, tai kažkur gal ta mano nuomonė didelio svorio ir neturės, bet vis tiek esu markete gan ilgą laiką ir, na, esu profitable gan ilgą laiką ir turiu savo stilių, su kuriuo esu profitable, tai, na, klausimai apie būtent mano stilių tikrai galiu ką papasakoti ir ką pašnekėti. Jeigu, na, klausimas apie nekaip nesusijusi su mano stiliu, tai galiu tik duoti savo, na, tokią nelabai kažkokio svorio turinčią nuomonę, bet, na, vis tiek tai būtų geriau, jeigu tiesiog, na, naujo žmogaus, kuris, na, markete trumpai. Nes, na, aš plius minus žinau apie visus dalykus ir visus būdus, tai bet tiesiog paviršutiniškai. Labai būtent įsigilinęs esu į tą savo tradinimo stilių, o visus kitus dalykus tiesiog žinau paviršutiniškai ir tiek. Na ir šiaip visiems patarčiau nesimėti per milijonus indikatorių, milijonus ten tradinimo būdų. Geriausias yra dalykas, na čia jau po to, kai jau turi šiek tiek patirties, kai jau esat markete jau kažkurį laiką, pradžią jo susipažinti su viskuom, sužinoti apie viską. Paviršutiniškai, tai yra per daug nesigilinti vieną dalyką, tai yra paviršutiniškai plius minus suprasti, kas kaip veikia. Ir po to pabiški pradėti gilintis būtent į vieną dalyką, tai yra, na, nesimėtyti. Tai yra toks, tradinime yra toks terminas shiny object syndrome, ne, tai kai tu iš vieno dalyko perini į kitą, neįsigilinęs normaliai vieną dalyką, perini į kitą, perini į trečią, perini į ketvirtą ir normaliai neįsigilinai į tą vieną dalyką, o aš jums galiu tik tiek pasakyti, kad va, visi indikatoriai, kurie yra čia, iš jų galima susibildinti profitable sistemoje, jeigu jūs tik į jį pasigilinsit ir, na, nesimėtysit, nes, na, nėra tokio dalyko kaip kažkoks super duper indikatorius, visi tie indikatoriai yra vienodi, visi jie rodo tą patį ir, na, jie visi arba veikia arba neveikia, tai priklauso nuo to, kas jį naudoja. Sakau, mano rankose veiks bet koks indikatorius, aš iš bet kokio šitų indikatorių galiu pasidaryti profitable sistemoje ir trading. Kito žmogaus rankose neveiks joks indikatorius ir jis iš čia nieko nepasidarys, ne iš čia iš to community tabo, kur čia, nu, išvys pagal mane yra tiesiog triukšmas. Tai iš čia tai išvys, na, va, kas čia, Neurotrend. Nu, čia išvys. Nu jo, nu tai čia tas pats, va, mano Haroldo įėmiai. Tik, su daugiau triukšmo. Žodžiu, na, žinot mano filosofiją, kad kuo mažiau dalykų ant čarto, kuo geriau matosi žvakės, tuo geriau. O šiaip, vėlgi, nesakau, kad tai vienintelis ir geriausias būdas. Tikrai žinau profitable traderių, kurie sėdi su tokiu čartu, kad net žvakių nesimato, bet
Na, prie to reikia prieiti ir, manyčiau, tikrai pirmą reikia tapti profitable su plikų čartu, kad po to galėtum pabiškiai uždėdinėti tą kompleksitį kažkokį. Ir žiūrėti, ar tas kompleksitį tau padeda, ar tik tai trukdo. Iškart pradėti nuo kompleksitį, čia tikrai klaida. Tikrai klaida. Tai jo, toks video šiandieną, vėlgi, kažkaip čia padariau outro, bet užsiplečiau. Tai like, subscribe, pereikite į Telegramą. Rimtas čatas, daug draugų, pasijuokiam, pačiatinam, rimtom, nerimtom temom, apie podūkus, apie marketą, apie filosofiją, apie sportą. Jo, tiek šiandieną, su jumis buvo Haroldas ir susitiksime rytoj.